Sveiki, gyvi. Šiandien mes tęsame veiklas pagal konferencijos kompleksinę pagalbą vyrams krizinėse situacijose programą ir šiandien susitinkam su Giedriu Švetkausku, sąmoningumo pardavėjų UAB Viva Persona direktoriumi. Tai gal Labai jūs tada trumpai gerai. prisistatykite, Giedriu, plačiau gerai. Jums ir visiems sakau, graži diena, kol gyvi esame, jinai graži. Tai aš esu švietėjas, kuris domisi įvairiomis savęs ugdymo metodikomis, kuris populiarina tas metodikas, dalį tų metodikų parduodu, dalį tiesiog pasidalinu su kitais žmonėm, pristatau save marketinginių pavadinimų sąmoningumo pardavėjas ir fenotipologijos populiarintojas. Kodėl sąmoningumo pardavėjas? Todėl, kad neatidavėjas. Todėl, kad organizuoju seminarus ir iš to uždirbinėju pinigus. Ir plus esu jau lapkričio mėnesį prasidės 20 sezonas, kai organizuoju fenotipologijos autoriaus Marko Lučino iš Estijos, biologo, gal kažkam tai matyto žiniasklaidoje, komentuojasi žymius žmonės Lietuvos per žiniasklaidą, jų charakterius, esu jo seminarų organizatorius ir pačios metodikos populiarintojas. Ir pats pakankamai galvoju, kad neblogai išmanau tą metodiką. Tai šiandieną per tą metodiką galėsiu kažkiek ir papasakoti apie charakterius. Ačiū labai. Kaip žinote, o gal kas nežinote, mes Lietuvoje kasmet gimsta 10 tūkstančių vyrų ir 3300 pražūsta, nusižudo, miršta nuo ligų, nuo alkoholizmo, narkotikų, patenka į kalėjimą. Ir tai mums visiems atneša daugiau kaip 5 milijardus eurų nuostolių per metus. Tai yra kosminiai skaičiai. Kaip aš sakau, mes esam dar visiškai tamsoj ir norėtumėm išeiti iš šviesą, iš tamsos į šviesą, kad suprasti, kodėl mes turim tiek daug nuostolių, kodėl mūsų vyrai miršta, motinos laidoja sūnus, vaikai laidoja tėvą, žmonos laidoja vyrus. Čia yra nenormalu ir džiaugiamės, kad Giedrius sutiko pasidalinti su savo įgytą patirtim ir papasakot, pasidalinti su žmonėmis, kad jie nepapultų į tokias priklausomybės. Tai prašom, Giedriau, tada papasakokit. Taip, jeigu kalbėti apie konkrečiai apie alkoholį, tai aš niekada daug nesu vartojęs ir jau nuo 2008 metų iš vis nebevartoju, ten saldainį su likeriu, kada suvalgiau tarpiniai stoteliai iki dabar nuo to laiko, bet šiaip tai nevartojantis esu ir man va taip pasakyti, kaip išeiti iš tos priklausomybės, aš nežinau iš tikrųjų, nes tai yra sudėtingas momentas tiem, kam sudėtingas, bet aš pasidalinsiu tam tikromis mintimis, kurios galbūt atkreips dėmesį ir galbūt jos įkvėps jūs. Ir jeigu nors vienam iš jūsų padės, tai jau smagu. Ir svarbiausia, kad jie nepapultų į tokias vietas. Tai geriausia. Tai prašom. Taip, tai pagal metodiką, kurią aš populiarinu, praktikuoju, fenotipologijos metodiką, fenotipas tai išorinis genetikos vaizdas. Jeigu matot, kad gyvūnas yra su iltiniais dantims, suprantat, kad skirti jį best, išplėšti ir paėsti. Nu, kam daugiau. Tai yra plėšrūniškumo požymį. Jeigu pasižiūrite kokią nors gazelę, matot, kad dantis silpni ir jie nepritaikyti atakuoti. Tad priklausomai nuo išorinių parametrų labiau supranti, kaip biologinis objektas, gyvūnas, tame tarpe žmogus, elgsis dominuojančiai, nedominuojančiai, kiek smegenų pa žmogų yra ir panašiai. Tai vad, kodėl aš šitą temą paliečiu? Todėl, kad yra įdomus tokie požymiai fenotipiškai nustatomi apie žmonės ir aš, kadangi nemokau iš tos metodikos, moko Markas Lučinas, nemokau, aš nepasakoju, kaip tie požymiai identifikuojami, bet aš juos įvardyju ir per įvardymą jau galima pradėti suprasti, o gal pas mane tai yra. Tai yra požymiai, kurie sako, kad žmonės yra linkę į taip vadinamą priklausomybę nuo ekstremo ir adrenalino pojūčių, taip vadinami ekstremalai. Kad suprastumėt, dalis žmonių neturi tokių savybių, jie nemėgsta rizikuoti, jiems daug kas baisu, o ekstremalai su polinkiu adrenaliną, jie prisikuria savo problemų tuščioje vietoje ir jeigu tai, kaip sakant, ir tai gali būti ir susiję su rizikavimu, su lošimais, su padauginimu daugiau negu sugebi dėl to, kad žmogus su ekstremo požymiu stengiasi peržengti įmanomas ribas. Tai jeigu, sakykime, žmogus turi taip vadinamus silpnus komercinius instinktus, silpną pragmatiškumą, turi išreikštą polinkį ekstremą adrenaliną,
ir turi dar išreikštą maniakiškumą. Maniakiškumas, pasak Marko Lučino, būna dviejų rūšių. Tai yra abstraktus ir fiziologinis. Tai va, jeigu fiziologinį abstraktumą, maniakiškumą turi išreikštą, kai žmogus priklausomas dar ir nuo kūniškų malonumų, nuo gražių daiktų, tai toks žmogus nuėjęs į kazino turi labai labai daug šansų tenai ir likti. Tik tai likti be to, su kuo atėjo, ir išeiti iš tenai prastesnės būsenos. Tai vat, grįžtant prie ekstrymo, šitas bruožas pasireiškia tokiu būdu, kad kai žmogus nepaveikia ko nors aktyviau, gal pusdienį, gal dieną, gal dvi, viduj prasideda toksai labai nekomfortiškas jausmas organizme, toks tarsi uždarytam arba tokia užvirtam arba tokia kyla garas, kuris negali išsiveršti. Ir žmogus, tai čia metafora, pradeda jausti, taip vadinamą tą kaulų laužymą, arba rusai lomkėm vadina, žodį naudoja. Tai dėl šitos fiziologinės savybės žmogus prisikuria savo problemų, ten šokinėja parašiutais, lipa į kalnus, gazas dugnas, eina į karą, fronto liniją pirminę, dėl to, kad adrenalino norisi. Kam aš apie tai pasakoju? Pirmas dalykas, kaip gesinti adrenaliną, tai reikia išsisportuoti. Reguliariai sportuoti, jeigu nėra galimybės arba tingisi reguliariai vaikščioti, 10-15 km į vieną pusę, po to 15 šliaužt atgal, ir kai išsikrauna baterija, žmogus kelias dienas pails ir tampa normaliu žmogum. Kam aš tai sakau? Pavyzdžiui, jeigu paskui kažkokia tai labiau plėšrų biologinį objektą, plėšrų vyrą yra išreikštas polinkis į ekstremą, užsispyrimas, griežtumas ir polinkis į sadizmą, yra ir tokie požymiai. Tai toksai žmogus, kai jį žmona ar antra pusė erzina, o jinai to net pati nesupranta, jinai tiesiog provokuoja, jisai kenčia, po to baigėsi buitiniu smurtu. Dėl to, kad jisai yra plėšrus ir linkęs peržengti ribas susijusias su saugumu. Tai reiškia, paima ir pakelia ranką. Tai kai supranti, kad pas tave tokios savybės yra, tiesiog reikia kitur nukreipti savo pastangas, tas fizinės smurtinės, į sportą, kaip pavyzdys, galų gale galima į kovinį sportą, kur išsikrauni, atsidaužę su kitais, paimtiniavę su kitais, grįžti namo ir supranti, kad, zyzia, ką padarysi. Bet jau nebėra tos agresijos. Tai ekstremalam reikia būtinai išsisportuoti. Tai vienas momentas. Antras momentas, tie, kas turi manijas, tai žmonės su manijos būsena, maniakas, tai ne tas, kuris su kirviu laksto. Yra ir tokių, bet tas, kuris negali sustoti kažką tai darydamas. Dėl to negali ilgai užmigti, negali sustoti dirbti. Tai yra maniakiškumo požymiai. Tai tokiam žmogui, kai jis mato, jaučia, supranta, kad kažkaip vis ribų neturi, jis persistengia, pervargsta. Vienas iš variantų yra susitarti su namiškiais antra pusė, kad stabdytų, kad sakytų, tau užtenka šiandien, kad nebepervark ir panašiai, nes kitu atveju žmogus tiesiog gali išsekti. Tai va, ir yra žmonės, kurie turi taip vadinamus silpnus komercinius instinktus arba silpną pragmatiškumą. Jie dažniausiai instinktyviai nemoka elgtis su pinigais. Ir pinigai kaip vėjas tarp pirštų išeina pas juos, ir kai tokie nueina į kazino, arba uždirba ir kai nemoka kaupti, jie išleidžia, ištaško ir panašiai. Tai tokiem žmonėm rekomenduojama mokytis dirbti su pinigais, nes vieniem natūraliai gaunasi ir natūraliai turi pinigų, o kiti paima ir prasilošia, paima ir išleidžia viską. Dėl to, kad yra silpnas pragmatiškumas, nes pinigas yra ne motyvas. Tai va, tai gal tiek iš manęs tokio, nežinau, trumpo ilgo intro. Jeigu Mykolai dar ką nors paklaustumėte, aš tada kitą rakursą paimsiu. Gerai, ačiū labai, kad pasidalinot. O ar jūs esat pastebėjusi savo veikloje, kokios, pavyzdžiui, asmeninės savybės, charakterio savybės, ypatumai, ar kokia vertybių sistema nulėmė, kad žmogus eina, pavyzdžiui, takais dorybės, o ne klystkeliais kažkokiais? Tai yra kompleksinis klausimas, aš jį galiu pabandyti dalinai atsakyti, nes yra labai daug niuansų. Iš metodikos, kurią praktikuoju nuo 2011 metų, jinai man labai patinka, tokia labai keista, bet man labai patinka, nes labai efektyviai vadinasi ritmologija. Ten išgirdau tokią įdomią frazę, kad kai vyras, ir moteris tame tarpe, bet dažniau, kai vyras vartoja alkoholį, geria, tai yra atspindys problemų vyrų moterų santykiuose. Ir jeigu tu pradedi spręsti klausimus vyrų moterų santykių temoje, tvarkytis įvairiom įmanomom priemonėm, susitvarko ir alkoholizmo problema. Aš negaliu teikti, kad čia visiems, bet tai vienas iš požymių, kad jeigu, pavyzdžiui, vyras šeimoje geria, klausimas, kaip santykiai su žmona. Ir tie santykiai gali būti
pasamoniniai atėję ne tik tai vat, iš dabartinių santykių, bet ten per giminę atėję. Yra toks žodis karma, vienas iš jo, karmiškumas taip vadinamas, vienas iš jo paaiškinimų, yra daug įvairių išaiškinimų, bet tai, kad per pasąmonę, per giminę, iš senelių, per tėvus persiduoda vaikui tam tikros savybės. Nu, pavyzdžiui, jeigu turėjome sovietinius laikus, ten atėmė turtus iš turtingų žmonių, išstrėmė į Sibirą. Ir šiam gyvenime vaikas, pavyzdžiui, gali bijoti kažko tai, sakykime, gali bijoti turto, nes jausmas, kad atims, nors niekas iš jo neatėmė, bet atėmė pas senelius. Ir taip per pasąmonę, per baimę atkeliavo iki jo. Yra tokia teorija, metodika, gal logiškiam žmonėms sunkiau tai suprasti, bet yra dalis, kurie supranta, kad egzistuoja tokie dalykai. Tai va, dar klausimą pakartokit. Kokias charakterio savybės nulėmė? Jo, kokias charakterio savybės. Tai vienas momentas. Antras momentas yra, irgi iš tos pačios ritmologijos girdėjau, akivaizdžiai pamačiau per praktiką, kaip ir čia jūsų tema bus artima kažkiek tai su skyrybomis, kai kiekvienas vaikas turi turėti atramą tėvo ir mamos pavidalu. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas neturi tėvo ar mamos kaip atramos, gali būti fiziškai, kad žmogaus nėra, tėvo mamos, gali būti, kad emociškai nėra, šalia yra, bet iš tikrųjų tai jokio kontakto ir nieko nėra. Tai toksai žmogus, kuris neturi atramos, į ką atsiremti arba į tėvą, arba į mamą, lemiamų momentų kažkokių jo gyvenimo priimant sprendimus būna, kad išsigąsta ir nukrenta, čia apie sąmonę eina kalba, nukrenta į tam tikrą bedugnę, sąmonės bedugnę ir išsigąsta. Tai va toj metodikui moko, kad reikia ilgainiui prisimti atsakomybę už save, per įvairias, kaip sakant, praktikas susitvarkyti ir įgauti atramą savyje, kad nebereikėtų nei tėčių, nei mamos. Ir kaip tai beskambėtų, bet ir 40-metis, ir 50-metis, ir 60-metis, ir 70-metis vyras gali jaust, kad neturi atramos, nes jisai yra tas pats mažas berniukas, tik tai suaugusio žmogaus kūne. Tai vat vienas iš momentų reikia išmokti atrasti atramą pačiame savyje. Ir vat, aš galvoju, ką galima patart žmonėm, kurie turi kažkokių tai manijų, priklausomybių, ypač galbūt, sakykime, alkoholinių, tai geriausiai ištempia žmogų iš blogų, sakykime, kažkokių tai gyvenimiškų situacijų labai aiškaus tikslo turėjimas. Ir ėjimas link to tikslo, net jeigu tam tikslui realizuoti reikia 20 metų ar daugiau, nes šiuolaikinis pasaulis labai populiaru yra, kad čia greit viską pasiek, čia susiformuok tikslus, per metus tapti milijonieriumi ir panašiai. Aš to netikiu. Aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas turi savo kelią, vienam greičiau, kitam lėčiau. Pavyzdžiui, pagal vieną, beje, rekomenduoju pasidomėti, yra tokia žmogaus dizainas arba human design metodika, pagal kurią pasižiūrėjau, kad ten pagal gimimo datą parašyta apie mano asmenybę konkrečiai, kad pas mane yra gyvenime 3 etapai. Pirmas, iki 30 prisikurt krūvą problemų, prisikūriau. Po to nuo 30 iki 50 valytis į jas, valausi, tvarkausi ir visai kita psichologija. Nu ir nuo 50 tada jau tampu autoritetu ir tam tikriem žmonėm role model, taip vadinamas. Ir aš jaučiu, kad aš einu į tą pusę. Bet man reikėjo praeiti tą kelią. Tai pas kiekvieną žmogų yra labai labai skirtinga psichika, skirtingos užduotis, skirtingi likimai. Bet jeigu sėdi jachtoje ir esi neįtempęs burės ir nepagauni vėjo, jachtas stovi ir niekur neplaukia. Jeigu tu įtempi burę į norimą tikslą, jachta ten vis tiek nuplaukia. Tai vat žmonėms pradėti lipti iš priklausomybių, iš labai sudėtingų situacijų, nesvarbu kokios jos sudėtingos, šiai dienai, bet jeigu jūs sakot, aš gyvenime noriu patirti tai ir tai ir tai, nes mes atėjom čia kažko tai patirti. Labai geras filmas yra, vadinasi Free Guy, laisvas vaikinas, kur rodo, kaip mes žmonės esam virtualioje realybėje, kaip kompiuteriniam žaidime yra žaidėjai, kurie mumis žaidžia, ir yra tie non-player character, kurie, kaip statistai. Ir vienas statistas dirbtinio intelekto dėka atgyja ir pradeda tapti gyvų. Tai mes esam tam tikrą prasme irgi tam tikram kompiuteriniam žaidime, kurie pamiršę, kad mes čia atėjom pažaisti, patirti kažko tai išmokti. Ir prisiminus tai, susiformavus tikslus, ko aš gyvenime noriu, ką noriu patirti, čia kiekvienam bus labai labai skirtingai, tada galima pradėti judėti tą pusę, tada ir tos visos kitos problemos pradės spręstis. Nes tiesiog spręsti problemą be vektoriaus, aš abejoju efektyvumu. Gerai.
Ačiū. Užkabino tikslus. Tai aš pasidalinsiu savo tikslų, kaip aš irgi, kaip nelabai seniai tik suvokiau, koks yra tikslas. Mano kažkada tai turėjau tokią ambiciją tapti milijonierių. Prakaitavau metus antrus, trečius, o kaip tas milijonas už horizontą, taip už horizontą. Tada prisiminiau budistus, kurie sako, gyvenimo tikslas nėra tas rezultatas, kurį tu pasieksi, gyvenimo tikslas yra kelias, kuriuo tu eini link to tikslo. Ir tada aš nusiraminau ir va taip einu gyvenimo keliu pasimėgaudamas. Ir mano kaip siekis visada išbūti vidiniai ramybėje, kiek manoma ilgiau vidiniai ramybėje. Nes jeigu tau kažko trūksta, tu bandai kažką daryti. Tai mes galim daryti, bet jeigu tas darimas susijęs su alkoholio vartojimu, arba ten su rūkymu, ar su narkotikais, nu tai tada nieko gero. Kaip jūs savo tikslą matot? Tai vat grįšiu prie jūsų charakterio truputėlį, pačiupinėsiu, prisikabinsiu. Yra fenotipologijai toks požymis, vadinamas emocinis polinkis į kraštutinumus, kai žmogui, jeigu jau blogai emociškai, tai blogai, jeigu gerai, tai gerai. Vizualizuojant, jeigu juoda, tai juoda, jeigu balta, tai balta, žodžiu, 50 pilkų atspalvių nerasta. Arba taip, arba taip. Ir va, iš tos pačios ritmologijos metodikos yra toks posakis, kad žmonės gyvena gėrio blogio matricoje. Tapsa, renkamės arba juodą, arba baltą, arba vieną, arba kitą, arba pliusą, arba minusą. Tai galima rinktis viską. Galima būti milijonierium, kuris gyvena laimės ir ramybės būsenoje. Ir dar yra budistas, krikšnaistas, krikščionis ir kas tik tai nori. Gal tas, sakykime, tikslas to milijonieriaus, gal ar jums to vat reikėjo ar nereikėjo, čia kitas klausimas, bet pagal kažkurią tai metodiką, dabar tiksliai nebeprisimenu, taip labai save perskaičiau ir parašyta, kad aš čia atėjau konkrečiai patirti materialių rezultatų, tame turtingų rezultatų. Ir va, aš dar nesu viską patyręs taip, kaip noriu, bet tie tikslai, tie norai materialūs mane kankina jau 20 metų ir aš suprantu, kad aš nenusiraminsiu, kol aš jų nerealizuosiu, nes man reikia tokios patirties. Ir viskas. Ir man neįdomu, kas ką šneka, nes aš žinau, kad man reikia tokios patirties. O kad aplinka sakys, nesąmonės čia šneki, užsiimi, ten žemins tave, nuleisnės ir panašiai, bet jeigu tu viduje jauti, kad to nerealizavęs išduosi save, savo sielą, tai tada reikia juos visus, kaip sakant, nukreipti savais keliais ir daryti tą, ką nori. Ir kas įdomiausia, kad kai atsiras pirmieji rezultatai, tai tada kiti sakys, o, koks tu fainas, koks tu smagus ir pamiršk, kad sakė, kad tu nieko nesugebi. Tai va, tai mano vienas iš tikslų išpopuliarinti metodiką, kurią aš naudoju fenotipologiją pasauliniam lygmenyje ir ta pasaulinė žvaigždė. Aš link to einu daug metų, Lietuvoje tam tikrą prasme jau tapau, užsienį kiek besikapanoju, vis kažkokios tai kliūtis, vis nusiimu kokį nors kompleksą, baimę, mentalinį šabloną, vis kažkas pagerėja. Ir jausmas, kad vis tiek vieną dieną tai turės būti pas mane, nes aš to noriu. Bet per tą laiką aš išsisprendžiau krūvą tokių klausimų, kur suprantu, kad jeigu būčiau nuėjęs jaunesnis, malku turbūt būčiau priskaldęs kokiam nors eterį, televizijos ir panašiai tarptautinės. Tai viskas savo laiku. Svarbiausia klausyti savo nuojautos, nes nuojauta pasako taip, kaip yra. Ir mano vienas geras bičiulis, verslo partneris, psichosomatikos specialistas, aš jį pristatau kaip sielos terapeutą, sako, Giedriau, sako, kūnas žino, jaučia visą, kas bus ateityje, net jeigu to protas nesuvokia. Vat jeigu jauti, kad taip tau reikia daryti, daryk, po to pamatysi, kaip tai pasireikš tavo realybėje. Tai va, tai aš esu švietėjas ir noriu turėti savo žvaigždžių akimirką kažkokią tai. Ar nuolat to užsiminėti, nežinau, nes tai vargina tam tikrą prasme, bet nueiti tam tikrą lygį, va, čia mano yra. Pavadinkim taip, kitais žodžiais, dideliai auditorijai paskleisti tas žinias, kuriomis aš šiandien operuoju. Ačiū labai. Nu, dar vieną turiu klausimuką. Jūs sakėt, dažnai naudojat metodikas. Ar jūs naudojat kažkokias metodikas ryte užsiprogramuoti, vakare prieš miegą, ar dieną? Papasakokit trumpai. Taip. Kas man tikrai padarė labai didelį įspūdį, tai prieš 2011 metais susipažinau su ritmologijos metodika, tai metodika iš Rusijos, autorė Rusija. Jeigu atmesti visus tuos, kaip sakant, šiuolaikinius naratyvus, kad ten Rusija gerai ir blogai,
Mano požiūris toksai, jeigu Šiaurės Korėjoje rasčiau gerą unikalią metodiką, išmokčiau korėjiečių kalbą ir naudočiau jį arba verščiau. Aš žiūriu į esmę, o nežiūriu į režimus. Nes Mhm. mano esminė vertybė yra žmogaus gyvybė, žmogaus gyvybė yra svarbesnė už bet kokią politinę ideologiją. Aš tame gyvenu. Mhm. Ir aš ritmologiją naudoju, skaitau tos specialius tekstus, jie labai stipriai aktyvuoja smegenų darbą, kelia tonusą, duoda energetikos, pavadinkim taip, telepatinė savybė sustiprėja, nes smegenys greičiau dirba. Tai čia viena metodika. Kam bus įdomu, gali su manim susisiekti, duosiu tiesiog išbandyti. Susisieksim per Zoomą, paskaitysim keletą tekstų, pamatysit, kaip pradės gerėti gyvenimas. Bet dar viena metodika, kurią aš naudoju jau kokių 1,5 metų ir taip irgi eilinį kartą keistai atėjo, galvojau, kas čia per nesąmonė, bet supratau, kad kiekviena nesąmonė, kiekvieną kartą jis būna gera metodika. Man nei iš šio, nei iš to padovanojo prieš 1,5 metų, padovanojo viena moteris knygas su mūdromis. Mūdros tai tokios jogų praktikos, pirštų praktikos laikymai, medituojantis laiko ir panašiai. Bet kas įdomiausia, tos mūdros tai yra finansinės mūdros. Ir jinai man taip sako, o jinai tokia sudėtingam gyvenimo etapė, ten pajamų neturi, sudėtingai gyvena ir sako, nu vat, žinot, aš supratau, kad be šitos metodikos aš niekad pinigų neturėsiu. Aš galvoju, kas čia per nesąmonė? Sako, ar jūs galite išbandyti ir kitiem duoti? Sakau, nu gerai. Ir pradėjau aš bandyti tą metodiką, ten yra įvairios, kad pajamos būtų stabilios, kad išeiti iš skurdo mąstymo, kad sandėris sėkmingai pavyktų, kad pajamos būtų pastovios, kad iš verslo eitų gerai pinigai, kad pinigų neprarastum, kad tavęs neapgautų, skirtingi rakursai tų mūdrų yra. Ir aš pradėjau dalinti su kitais žmonėm tuo ir sakau, nu pabandykit. Tai daliai žmonių neveikia, bet jie tiesiog arba turi tam tikrų šablonų mentalinių, kur reikia giliau prakapstyti, arba tingi, arba nedaro, arba jeigu turi normaliai pinigų ir su pinigais problemų nėra, tai iš vis net nedaro, nes kaip ir nėra poreikio ir skausmo. O pas mane buvo toks įdomus aspektas, kad tai pastebėjau, kad labai susiję finansai su mano vidinė energetinė būsena. Kai aš esu srauto būsenoje, kažkaip pinigai ateina. Kai aš esu nesrauto būsenoje, man tie pinigai neina, tai aš turiu pinigų, tai aš juos išsileidžiu. Tai aš toks ekstremas visiškas. Ir galvoju, kaip tai pagerinti. Ir va darant tas mūdras, rytais, vakarais, dieną, darant mūdras, tiesiog susistabilizuoja energetika ir pinigų pradeda daugėti. Ir kas įdomiausia, pradėjau su kitais pasidalinau, sako, Giedriu, sako, veikia, sako, keistai. Visi sako, gal čia sutapimas, nu, bet kažkaip įvyko. Ir vat, tai aš dabar nemokamai su visais dalinuos. Vienas iš mano tokių norų yra vidinių, kad mano aplinka būtų turtinga, nes gerai gyvent gali tik tarp gerai gyvenančių ir jeigu bus kuo daugiau turtingų žmonių, tuo bus fainiau. Ir dar kartelį, aš tiesiog atiduodu tai nemokamai, ten daliai žmonių primindinėjau rytais, kad darykit, nes žmonės tingi, po to sukūriau Facebook'e Messenger'e grupę, kas rytą primenu, kad darom mūdras, dalis žmonių daro, gyvenimai gerėja, tai kad suprastume teisingai, visos tos sąmoningumo metodikos, jos nėra taip, kad kaip burtų lasdelė, mostelėjau ir viską gavau. Pradžiai dažniausiai būna taip, mostelėjau ir kažką gavau, kad užkabint, o po to supranti, kad yra niuansai, kur reikia savyje išspręsti, savyje susitvarkyti, kad viskas gautus gerai. Būna darai mūdrą ir ateina mintis, kad pinigų nebus, kol to ir to nepadarysiu. Ir tada pradedi daryti tą ir tada pinigai ateina. Tai labai stipri metodika, rekomenduoju, jeigu man kas parašys ten per Messengerį ar elektroniniu paštu, aš mielai pasidalinu nuorodą ir paaiškinu ten, kaip svarbu tik tai naudotumėtės ir gerėtų. Ir beje, viena moteris nesenai paklausė, sako, ar yra mūdra nuo žalingų įpročių. Ir aš sakau, nežinau, vat tų mūdrų knygų čia pas mane vat yra, nusipirkau su sveikata susijusių mūdrų irgi, bet irgi kol nieko, kaip sakant, neskauda, lyg tai ir nenaudojau. Skaudėjo su finansais, su finansinės naudojau. Ir daviau jai, tai yra ir nuo žalingų įpročių mūdros. Ar padės konkrečiam žmogui? Nežinau, neatsakysiu. Bet jeigu tas, kuris sėdi skolose, yra skolų gražinimo mūdra ir jinai veikia ir vienas žmogus, kuriam daviau, kuris ten turi skolų, daviau, jisai daro tą mūdrą ir sako, kas čia vyksta dabar su manim? Sako, pas mane antiek pradėjau prisiminti visus kreditorius savo, antiek man bloga pasidarė, negera, kad aš skolingas. Sakau, tai mūdra veikia, tau primena, ką reikia padaryti. Ir toliau reikia daryti ir viskas. Tai, kad tik tai suprastumėt, aš fantazijom ir burtų lasdelėm greitom netikiu, bet jeigu žmogus dirba, ieško, visada yra būdų
kaip pasiekti norimą tikslą. Ir analogija būtų gera ir toks žaidimas Super Mario, kur eina Super Mario, ten šokinėja, renka visokius pinigus, visokius ten grybukus, visokius ten deimantukus ir panašiai. Tai mes panašiai gyvenam, einam, surandam kažkokį tai lobį pinigų, surandam kažkokį tai deimantą, surandam kažkokį tai ekstra gyvybių, gaunam energijos ir tai vat judam per pasaulį. Tai vat man pasaulis primena labai kompiuterinį žaidimą. Ačiū labai. Na ir pabaigai, tai dar kartą priminkit, prašau, kas susidomėjo, kaip jūs galima rasti. Facebook'e geriausiai pasirašyti žinutę, Giedrius Švetkauskas, tiesiog tiesiai žinutę parašyti, kad va, ten klausiau, įdomu. Beje, aš komentuoju nemokamai man parašiusiems asmeninę žinutę per Facebook ar LinkedIn ar Instagramą po 5 savybės fenotipologiškai nemokamai. Man jau parašė virš 16 tūkstančių žmonių per socialinius tinklus nuo 2015 metų, atsakiau visiems rankytėm, tai jeigu parašysit, kad vat, klausėt video ir įdomu, ar yra ekstremas, tai aš pakomentuosiu kelias jūsų charakterio savybės, kad jūs geriau save suprastumėt. Tai ačiū labai ir kas tik tai nori, prašom kreiptis į Giedrių, visiems padės. Jo, arba elektroninis paštas giedrius.svetkauskas@vivapersona.lt, ten gal kur nors galim užsidėti po to. Jo. Tai ačiū, iki pasimatymo. Prašau. Iki.